Sveiki, esu Elita, Code Academy Kids vadovė. Šiandien lankomės Unity Technologies, įmonėje, kuri lyderiauja žaidimų kūrimo srityje ir turi padalinį čia, Vilniuje. Mūsų tikslas parodyti, kaip žaidimų kūrimo technologijos gali įkvėpti jaunimą kurti, mokytis ir atrasti savo kelią technologijų pasaulyje. Tad kviečiame pasiklausyti, ką pasakoja Unity Technologies atstovai. Sveiki, Ilona. Sveiki. Ačiū, kad sutikote pasikalbėti. Pasidalinkite, prašau, kaip apibūdintumėt Unity Technologies veiklą ir jos vaidmenį žaidimų industrijoje. Taip, tai mes vystome vieną populiariausių žaidimo kūrimo platformų Unity. Šis variklis suteikia galimybę kurti ir publikuoti 2D, 3D, virtualios ir papildytos realybės projektus įvairiose platformose. Na ir pagrindinis Unity tikslas – palengvinti žaidimų kūrimo procesą tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams. Kaip įmonė prisideda prie technologinio švietimo ir jaunimo ugdymo? Tai visų pirma suteikiame galimybę studentams ir moksleiviams naudoti Unity nemokamai. Taip pat sukūrėme platformą Unity Learn, kurioje gausu pamokų pradedantiesiems ir pažangių kursų apimančių VR ir AI technologijas. Bendradarbiavame su universitetais, mokyklomis, kitomis švietimo įstaigomis, siekdami traukti žaidimų kūrimą į jų mokymo programas. Turime bendrų projektų su studentais, moksleiviais, skatindami jų kūrybiškumą ir lavindami techninius įgūdžius. Na ir paskutinis klausimas. Kaip žaidimų kūrimo technologijos padeda jaunimui su ateities profesijomis ir iššūkiais? Tai itin praktiška priemonė lavinti svarbius įgūdžius, nes žaidimų kūrimo procesas nuo idėjos iki įgyvendinimo yra ilgas ir kruopštus darbas, apimantis programavimą, unikalių sprendimų ieškojimą bei galimybę suteikti savo idėjoms formą. Šiame procese neišvengiama klaidų, iš jų mes taip pat mokomės. Loginis mąstymas, gebėjimas analizuoti ir ieškoti sprendimų. Visa tai praverčia ne tik tai darbe, bet ir gyvenime. Sveiki, Zbigniew. Sveiki. Malonu Jūs matyti. Prašau, pasidalinkite, kaip vertinate mūsų Code Academy Kids žaidimų kūrimo programas, kuriuose naudojame Unity platformą. Manau, kad tai yra puikus būdas vaikams žengti į technologijų pasaulį, naudojant modernų ir inovatyvų ugdymo metodą. Code Academy Kids žavi tuo, kad stengiasi sujungti pramogą su mokymusi. Programoje pateikiami projektai yra lengvai suprantami ir motyvuojantis, o užduotis pateikiamos įtraukiančiai, todėl vaikams lengva tobulėti. O kaip Unity platforma gali padėti vaikams ir paaugliams atrasti žaidimo kūrimą kaip įdomų ir prasmingą mokymosi būdą? Unity siūlo vizualų ir interaktyvų kūrybinį procesą. Vaikai gali iš karto matyti, kaip jų priimami sprendimai atrodo praktikoje. Variklis leidžia kurti pasaulius, veikėjus, mechanikas, kas skatina juos eksperimentuoti ir panaudoti savo programavimo žinias praktikoje, įgyvendinant savo idėjas. O jūsų nuomonė, kuo žaidimų kūrimas unikalus kaip mokymo priemonė? Žaidimų kūrimas sujungia programavimą ir meną, kas leidžia išbandyti daug skirtingų rolių, tokių kaip programuotojo, dizainerio, animatoriaus ar dailininko ir taip atrasti savo stipriąsias pusės. Be to, jis natūraliai traukia vaikus, jie žaidimus žaidžia kasdien ir natūraliai domisi, kaip šie yra sukuriami, bei norėtų pabandyti kažką sukurti patys. Savo kelionėje į tai pradėjau būtent nuo žaidimų, todėl manau, kad ir moksleiviams tai būtų puikus būdas atrasti šią sritį. Dėkojame Ilonai ir Zbigniew už pokalbį. Sužinojome daug vertingos informacijos apie žaidimų kūrimą, technologijų panaudojimą švietime ir apie tai, kaip jaunimas gali įgyti įgūdžių, kurie taps pagrindu jų ateities karjerai. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti, kuriant įdomias, vertingas ir kokybiškas žaidimų kūrimo programas. Tad kviečiame prisijungti prie Code Academy Kids, kur kartu mokysimės, kursime ir atrasime technologijų pasaulį.